Ministrė, aš preziumuoju, kad jūs skaitėte įstatymą, kurį atnešate į Seimo posėdžių salę. Ir preziumuoju, kad skaitėte atidžiai. Šiame įstatyme yra ne tik sankcijos, kurios nustatomos prekės, bet sankcijos asmenims. Tai yra asmenys, jūsų pasiūlyti ir vyriausybės sprendimų patvirtinti, jų visų turtas yra iššaldomas, kitaip tariant, jie negali naudotis jokių turtų, nei lėšomis, nei asmeninių turtų, nei nekilnojimų, nei jokių kitokių turtų. Išaldyti turtą reiškia drausti jį valdyti, be jokio teismo sprendimo. Ir dabar dėmesio, ką jūs įtraukėte į šitus asmenys. Ne tik Rusijos ir Baltarusijos piliečius, jūs įtraukėte asmenys, kurie yra, cituoju įstatymą, su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, tame tarpe Lietuvos Respublikos piliečiai. Ponas Kasčiūnas rekomendavo šaudyti, nusiūlė šaudyti nelojalių piliečių sąrašą, jūs atnešat nelojalių piliečių sąrašą čia ir siūlote jiem apriboti ir išaldyti jų turtą, ar ne? Ministre, kuo mes skirsimės nuo autoritarinių režimų ir ar net nuo totalitarinių režimų šitą pristačius? Mes privalome skirtis nuo autoritarinių režimų ir pagrindinis skirtumas yra demagogijos lygis, užduodant klausimą ir interpretuojant tai, kas yra pateikta. Ir tai, ką jūs skleidžiate, yra būtent ir tai, nes tai yra tiesiog kiršinimas ir gąsdinimas. Neina kalba apie jokius Lietuvos Respublikos piliečius, kuriam būtų tai taikoma. Antras dalykas, kuo mes skiriamės nuo autoritarinių valstybių, ir jums tas yra puikiai žinoma, tai, kad mes kaip teisinė valstybė turime galimybę kvestionuoti visus priimtus sprendimus, lygiai taip pat kaip ir teisme apginti ir tokį sprendimą, jeigu jisai būtų priimtas. Pratęsiu savo klausimą, kuris buvo adresuotas užsienio reikalų ministrui, kuo po šito įstatymo priėmimo mes skirsimės nuo autoritarinių, o gal ir jau nuo totalitarinių valstybių, režimų. Niekuo. Ministro teikimu vyriausybė patvirtins sąrašą, kuriame ministro diskrecija įtraukiami visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie ministro nuomonė yra galimai susiję asmeniniais, finansiniais, turtiniais ir visokiais kitokiais ryšiais su Rusijos ar Baltarusijos piliečiais. Kolegos, jeigu jums sako ir aiškina, kad galima bus šį sprendimą skųsti, tai jūs visi puikiausiai žinote, kiek trunka teismas. 2 metus minimum, jeigu reikia eiti per keletą instancijų. 2 metus asmuo neturės galimybės valdyti savo turto. Įstatymo leidėjo sumanymas išleidžiant įstatymą yra nemažiau svarbus, negu kas yra parašyta. Tai aš ateinu ir aiškinamajame rašte yra parašyta kalbėti apie tai, kaip sumažinti galimybę su Rusijai vykdyti agresiją prieš Ukrainą. Jūs norite visą tai išversti ir atsukti neva kaip būsima kažkokia tai slapta veikla prieš mūsų piliečius ir panašiai. Kas tai yra? Kaip jūs apibrėžtumėte šitą veiklą? Mes turime analogiškus įstatymus, mes turime kriminalinės žvalgybos įstatymą, mes turim baudžiamojo proceso įstatymą, kuriame yra nustatomos asmenims turto apribojimai ir visokių kitokių teisių apribojimai. Kaip vyksta šitų įstatymų aspektų? Teismas turi leisti tai daryti. Ne vyriausybė, ne ministro diskrecija, ministras valstybėje taps aukštesnis negu prezidentas, o teismas leidžia tokius dalykus priimti arba atmesti. Čia, ką mes turime, mane stebina. Aš kalbu dabar Seime ir netikiu savo akimis, ką skaitau įstatymę. Ir ką ministras sako, kad intencijos yra kitokios, kokios bebūtų intencijos ministro įstatymą reikia atnešti tokį, kad jis būtų aiškus visiems. Pateikiu ir patį įstatymo projektą, kad matytumėt patys savo akimis. Į sąrašą įtraukiami su nurodytais Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fiziniais ar juridiniais asmenimis susiję asmenys. Susiję tai yra arba su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ir finansiniais ryšiais susiję fiziniai ir juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ar jų padaliniai. 3 straipsnio prim lėšų ir ekonominių išteklių išaldymas. Išaldomos lėšos ir kilnojamasis ar nekilnojamasis materialusis arba nematerialusis turtas. O lėšos, kurios išaldomos reiškia grynuosius pinigus, indėlius kredito įstaigose, likučius sąskaitose finansų įstaigose, finansinės priemonės, palūkanas, dividendus arba kitas pajamas. Sveiki į totalitarinę valstybę. Motyvai išsakyti, prašom apsispręsti balsuojant dėl įstatymų projektų.
Balsavo 126 Seimo nariai, 123 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Po pateikimo įstatymo projektui pritarta.